Atsibundi. Ir nežinai, ar tu dar gyvas, ar jau miręs. Po šiais skliautais sustoja laikas, tik girdėti, kaip iš galvos alsuoja dulkėta amžinybė. Širdis tarytum plaka, taigi gyvas. Tačiau ar džiaugtis, ar liūdėti dėl to? Žmogau, nepikžodžiauk, nes gyvasties siūlelis ne tau priklauso, tu esi beturtis, tu nieko neturi. Išskyrus skausmą. Tu nieko neturi išskyrus skausmą. Ir niekas iš tavęs jo neatims. Nei priešai, nei draugai. Taigi tu esi turtingas. Jeigu dar sopulį jauti kurio centre, negęstančia žaizda, žmogus liepsnuoja. Kaip dega nugara, kaip rėkia skausmas, kaip mano kūnus galingai šaukia. Gerai, 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 girdžiu. Palik mane ramybė, aš užleidžiu tau savo kūną. Tik mane palik ramybė, aš tau viską atiduodu. Dėja ne man. Tėvams domininkonams priklauso nelaimingas mano kūnas. Ir ką jie su juo darys? Iki šį karstą ir požemį padės kur prie kitų. Arba daug garbės, iškas kur nors patvaryti. Iškas kur nors. Arba sudegins. O pelenais tėvai domininkonai papatreš gėlynų savo. Ir sužydės piliarožės, vainikai, bijūnai ir gvazdikai. O jais tėvai domininkonai papuoš altorių savo. Ir pats prioras prieš mane priklops, prieš mažvydą priklops prioras. Aš juoksiuos taip, kaip dabar juokiuosi. Bet jie atrodo nejuokauja. Taigi, kūnas man nebepriklauso. O kaip dėl sielos, jinai senai ne mano. Bet Dievo nusavybės, ją tik tai man paskolino, bet dabar atrodo netrukus ruošiasi susigrąžinti. Kaip keista. Žmogui nieks nebepriklauso. Gyveni ir nieks tau nebepriklauso. Nejaugi, man mažutų nieko nebeliko. Pirmiausia, man dar liko skausmas, tą aš gerai žinau, nes pats jaučiu. Dar liko vargas, kuris kaip toj dainelį lapoja ir bujoja mano vartus. Dar liko neįvykdytas svajonė atneš žmonėms džiaugsmo, gėrio, laimės. Dar liko neįvykdytas troškimas žinių ir mokslo. O, kiek daug dar liko. Jau nekalbant apie tą didžią laimę mylėti. Taip, mažtai mylėti. Tu nieko apie tai dar nežinai, bet tai turėtų būti be galo gera. O kai dar pagalvoji, Lietuva. Ne ta karališka, paprastesnė, ligų skurdo, vargo nukamuota, maro bado, siaubo nukankinta, karų nukankinta, kai šitai pagalvoji, Lietuva mirti nesinori. Martynai Mažvydai. Girdžiu. Ant kelių klaukės. Aš
tik prieš Dievą kaupiuosi ant kelių. Klauk iš šėtono sėklą. Domininkonų ordino prioras įsakė pranešti man čia ištarmę. Šventoji Dievo motina bažnyčia, išnagrinėjus nuodėmę ir kaltę, eretiką, bedievio atskalūną, paskendusi literanizmo balą ir griaunančią tikėjimo vienybę, krikščionių susiklausimą bei meilę, atradusi į kaltą. Nebegaliu, nuo šitos kalbos liežuvis lūžta. Martynai Mažvydai, kad lygi rytą neliktų nei kvapo tavo Vilniuje. Jei dar kartą mums į rankas pakliusi, tai net karalis neišgelbės. Amen. Klausyk, ar ne iš pagramančiaus būsi? Koks tau skirtumas? Turėtum atminti Mocų. Ar Jokimą? Ta patį. Matai, Jokimai, matai, kur susitinkam. Tai kad tu susidėjai su tais bedieviais. Jokimai, nepradėk nors tu, Jokimai. Nuo laužo tave nuėmė pats kunigaikštis Radvila. Tas pats, kuris Lietuvoje atskalūnus globoja. Aš už tave jau meldžiausi. Jokimai, ką man dabar daryti? Matai, ką jie su manim padarė. Čia prie durų tavęs kažkokie merkščiai laukia. Sakosi nuo Kulviškio, tarytum jūsų vadą. Gal Marija? Nežinau, vardo nepaklausiu, tad tik sveiki. Palauk, Jokimai, palauk. Atsikabinkim, Jokimai, gal nebe susitiksim. Kad gal ne, tavo dievas kitas. Kur du lietuviai, ten keli dievai. Pirmasis mūsų kankinys. Tai šitaip jie tave. Marija. Sugavę nuplakę, kaip Jėzų Kristų. Matai, Marija, ką jie su manim padarė. Ką tu dabar, Marija, darysi su manim? Sulaužytas, sudaužytas. Yra gauti arkliai iš Šeikutiškės. O kai pasveiksi, sustiprėsi ir bambo atsiras. Minėjo pusbrolis. Kažkokią knygą esate su mano. Marija, matai, ką jie su knygom daro, jie laužus kūrena su knygom, Marija. Martynai, Ką? nusiramink, nuolasis. Eime. Marija. Eime. Marija, aš noriu, kad tu žinotum. Marija, noriu, kad tu žinotum. Marija, aš tave dabar, Marija, ir visados. Ir aš tave, Martynai. Dabar. Ir visados. Ar gali sulaikyti šitą paukščio čiulbėjimą? Šitą virpa gegužės lapą. Šitą keistai susivarčiusi debesį. Šitą tylą. Šitą šauksmą. Aidinti vakaro sodos. Kodėl, klausinėjai, kodėl? Kodėl jau ir gesta viskas, sakai, negaliu, bet vis vieną eini šauki. Ir tai tik tai aidas vakaro sodos, kur klaidžia Dievo dvasia ir mūsų malda, kaip tie paukščiai. Trapi, nerandanti lizdų. Ir šitas čiulbėjimas, tai kyla, tai krinta. Viltis, kad mus mato, kad mes ne vieni tamsoje, kad mus regi ir kad ranka virš mūsų ištiesta gera ir teisinga. Tirštė tamsa. Galėjau matyti save ir verkti dėl savo gyvenimo, dėl šito vienintelio, nepakartojamo gyvenimo. Ar aš jį rinkausi, ar ranka virš manęs ištiesta mane vedė. Pareiga. Tai menka žibintas tamsoj, tai liepslėlė plevenanti vėjuje. Pareiga. Tu nieko daugiau nežinai, kai žiūri taip ir tamsai rankoje laikai tik menką švieselę. Pareiga. Aš turėjau ateiti. Privalėjau prakalbinti sielą.
suteikti amžinybę jų balsą. Aš jos liežuvis, šitai žemė, šitai Lietuva, aš jos liežuvis, šaukiantis, istorijos tamsai ir vėjai, aš čia, aš čionai. Mano meilė, tiesa ir tikėjime mano, žaizda vis negyjanti mano gyvenime, Lietuva. Aš atėjau. Taip. Man sakė... Taip. Kas tas? Sakyk, iš kur galai tu šitą žiedą? Iš savo motinos. Taip, o jinai iš kur gavo? Aš nežinau, turėjau visą laiką. O kas tavo motina? Marija Kerzaitė. O viešpatie. Iš kur tu čia atsiradai? Mane iš Nemuno ištraukė. Ne, aš klausiu Lietuvoj, kur tu, iš kur atėjai? Gal iš Būtkiškės? Taip. O viešpatie. Jeigu sunku, aš galiu išeiti. Ne, aš noriu, kad viską žinoti, aš noriu, kad tu man viską papasakot. Tai kad nėra ką pasakoti. Ne vienąsyk motina minėjo, kad Prūsijoje Ragainėj yra toksai žmogus, kad kreipčiausi į jį, nes čia vaikel sakydavo propulsi. Tai aš ir atvykau. Kaip tu ją galėjai palikti vieną? Kaip tu galėjai ją palikti vieną? Taip kaip ir tu. Privalėjau, supranti. Aš privalėjau. Aš šitiems žmonėms buvau duona, vanduo ir oras. Aš turėjau prikelti tūkstančius lietuvių iš dvasiškos ir kūniškos mirties. Aš privalėjau. Aš Nemuno abu krantus sujungsiu. Aš Prūsiją parvesiu į Lietuvą. Tai mano pareiga, supranti? Ar ašgi ką sakau, bet tu žadėjai motiną Prūsiją ant pašau. Priimdamas šeimyną, parapiją priimdamas, turėjau priimti šeimyną, 9 žmonės, supranti, turėjau, privalėjau, supranti? Turėjai, privalėjai, o tenai anapus neprivalėjai. Tu galvoji, kad mane skauda. Aš dabar iki šiolei sapnuoju Lietuvą. Aš ten praleidau. Aš... Žiūrėk, čia tik tai sauja pelenų. Čia nebėra nei kiek žarijų, iš kurių galėtų įpūsti lystį sūkį. Nebėra, supranti. Aš atėjau, kad perduočiau šį žiedą ir jos paskutinius žodžius. Dabar ir visados. Atrodo viskas, pareiga įvykti. Palauk. Ką tu nori pasakyti, kad Marija? Taip, mirė prieš 3 dienas, umai dabar rašysi atgal į kilpą. Niekur tu neisi, žmogau, niekur tu neisi. Paverk, žmogau, paverk. Paverk už mane, matai. Aš ruošiau nebeturiu. Paverk. Niekur tu neisi. Tu esi paskutinis jo žodis man. Aš noriu šitą žodį klausytis. Daug kartų klausytis. Aš noriu, kad tavo pirštai užmerktų mano akis taip, kaip jie užmerkė. Tėve. Ką tu pasakei? Įliepia taip sakyti, mano tėve. O viešpatie.